Karas vėl prasidėjo. Tai šaukė vyras pro buto langą Bandar Abase, pietų Irane. Mobiliojo telefono kamera dreba. Už jo visas dangus dega. Oranžinis ugnies kamuolys ryja horizontą. Dūmai nyksta tamsoje. Ir jis kartoja išsigandęs. Karas vėl prasidėjo. Bandaras Abasas. Karas vėl prasidėjo. Ir tai ne tik vienas miestas. Per pastarąsias 2 savaitės Iranas buvo smogtas vėl ir vėl. JAV karinio jūrų laivyno ir oro pajėgų naikintuvai, raketos ir ginklai, kurių amerikiečiai dar niekada nebuvo naudoję mūšyje. Sprogimai nuo vieno šalies krašto iki kito. Tik yra vienas dalykas, kuris čia nesutampa. Mažiau nei prieš mėnesį šios 2 šalys, Jungtinės valstijos ir Iranas, pasirašė taikos sutartį. Tikrą susitarimą su abiejų prezidentų rankų paspaudimu, kad užbaigtų 4 mėnesius trukusi karą ir vėl atidarytų Ormuzo sąsiaurį. Taika buvo ant popieriaus. Ir štai per 3 savaitės jį išnyko kaip dūmas. Taigi, atkreip dėmesį į šį klausimą, nes būtent jis yra viso šio vaizdo įrašo ašis. Ką Iranas padarė, kad per mažiau nei mėnesį išmestų taikos susitarimą į šiukšlyną? Ir kodėl šį kartą Jungtinių valstijų atsakymas nėra tiesiog dar vienas bombardavimas? Tai yra kažkas daug didesnio nei viskas, ką matėme karo pradžioje. Turėk šį klausimą omenyje, nes atsakymas, prasideda vietoje, į kurią beveik niekas nežiūri. Pirmiausia, turi suprasti, kodėl tas jūros gabalas yra toks vertingas. Ormuzo sąsiauris yra vandens koridorius, įspraustas tarp Irano ir šalies vadinamos Omano. Siauriausioje vietoje jis yra vos 34 km pločio. Ir jūs tikriausiai jau girdėjote, kad pro čia praeina beveik 5% visos pasaulio naftos – 20 milijonų barelių per dieną. Tačiau nafta yra tik ta dalis, kurią visi žino. Beveik niekas nežino, kas dar praeina pro tą siaurą vietą. Trečdalis viso pasaulio helio, dujų, be kurių negalima pagaminti nė vieno kompiuterio mikroschemos, nuo jūsų mobiliojo telefono iki pažangiausių pasaulio superkompiuterių, taip pat trąšos, kurios maitina ištisus pasėlius Azijoje ir Afrikoje. Kitaip tariant, tas, kas kontroliuoja šį 34 km koridorių, valdo ne tik benzino tiekimą. Jis savo rankose laiko viso pasaulio energiją, maistą ir technologijas. Ir štai žiauri detalė. Kai trūksta naftos, jos kaina pakyla, bet netrukus vėl nukrenta. Bet helis, trąšos, lustų gamybos žaliavos, jų trūkumas jaučiamas lėtai ir gali tęstis metus. Būtent šį ginklą Iranas nusprendė panaudoti ir manė, kad tai padarys jį neliečiamu. Karas prasidėjo vasario 28 dieną, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis netikėtai užpuolė Iraną. Irano atsakas buvo greitas. Jie uždarė sąsiaurį. Staiga Iranas nusprendė, kad tik jis sprendžia, kas gali praeiti. Tačiau, kol patrankos šaudė viena į kitą, Iranas darė kažką tylesnio ir, reikia pripažinti, gudresnio. Jie kūrė mokesčių surinkimo mašiną. Gegužę Irano vyriausybė Conception sukūrė dalyką, kuris turėjo valstybinės įstaigos pavadinimą. Ji vadinosi Persijos įlankos sąsiaurio administracija. Iš esmės tai buvo užmaskuota rinkliava. Kiekvienas laivas, norintis kirsti sąsiaurį, turėjo užsiregistruoti, gauti leidimą ir įsigyti privalomąjį Irano draudimą. Iranas paskelbė saugių maršrutų žemėlapį ir įspėjo, kad nukrypimas nuo jų bus laikomas pažeidimu. Kitaip tariant, Iranas ne tik jėga blokavo sąsiaurį, jis pavertė tą kontrolę nuolatiniu verslu, su dokumentais ir mokesčiais. Tai buvo pinigų siurbimo mašina iš visų, kuriems reikėjo praplaukti. Visa tai buvo paremta brutalia jėga. Revoliucinės gvardijos greitaeigės valtys, į jūrą nukreiptos raketos, dronai, po vandeniu paslėptos minos ir palydovinės navigacijos signalo blokavimas, kad laivai liktų akli. Visa tai padarė perėjimo kainą tokia didelė, kad dauguma laivų savininkų kompanijų atsisakydavo bandyti. Jungtinės valstijos sureagavo įtraukdamos šią instituciją į sankcijų sąrašą ir pavadindamos tai tuo, kas tai buvo – laivų reketų. Bet štai kur kyla klausimas. Jei Iranas turėjo tokią galingą priemonę, kodėl jis pats sužlugdė taiką, kurią ką tik buvo pasirašęs?
nes birželį abi pusės pasirašė susitarimą viską užbaigti. Birželio 17 dieną abu prezidentai pasirašė susitarimo memorandumą. Bravo. Ir buvo aiški taisyklė. 60 daimų laivai galėjo laisvai plaukti, be jokio mokesčio, kol buvo deramasi dėl tų vandenų ateities. Tačiau Iranas niekada neslėpė, ko norėjo po to. Jis jau buvo įspėjęs, kad pasibaigus 60 dienų ims tai, ką vadino draudimo mokesčiais. Mokestis turėjo sugrįžti, tik kitų pavadinimų. Kantrybė netiek neišsilaikė. Liepos 6 ir 7 dienomis Iranas atidarė ugnį. Per 24 valandas jis apšaudė 3 komercinius laivus sąsiauryje. Vienas iš jų, krovininis laivas su Kipro vėliava, buvo pataikytas. Vienas įgulos narys dingo be žinios. Tiesioginė ataka prieš civilius laivus. Sulaužydami susitarimą, kuris galiojo mažiau nei mėnesį. Amerikos pusėje atsakymas buvo griežtas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Petas Heksetas stojo prie Pentagono tribūnos ir viską apibendrino viena fraze. Vienintelis dalykas, kuris šiuo metu trukdo judėjimui sąsiauriuose, yra Iranas. Laivyba atvira, jei Iranas to nedarys. Vienintelis dalykas trukdantis judėjimui sąsiauryje buvo Iranas, šaudantis į laivus. Sąsiauris buvo atviras, jei tik Iranas nustotų šaudyti. Visa kaltė buvo suversta Iranui. Dabar atkreip dėmesį, nes čia atsakas perauga į visai kitą mastą. Tai nebuvo vien tik atsakomasis bombardavimas ir viskas. Tai buvo daugybė atakų, naktis po nakties. Per vieną naktį amerikiečiai teigė smogę 140 karinių taikinių. Ir atakos, kurios anksčiau vykdavo pakrantėje, pradėjo skverbtis giliai, 1500 kilometrų į Irano teritoriją. Taikiniai nebuvo atsitiktiniai. Oro gynyba, radarai pakrantėje, raketų paleidimo įrenginiai, dronų sandėliai, atakos kateriai. Kiekvienas iš jų buvo Irano gebėjimo uždaryti sąsiaurį dalis. Jungtinės valstijos neatsakė smūgiu, jos ardė ginklą, varžtas po varžto. Ir būtent tada pasirodė kažkas, ko pasaulis dar nebuvo matęs tikrame mūšyje. Atkreipk dėmesį į šį vaizdą, nes jis yra istorinės reikšmės. Tai, kas skrodžia vandenį dideliu greičiu, yra laivo priekis. Ir viduje nėra nė vieno žmogaus. Tai yra jūrinis atakos dronas, kuris pats sminga į taikinį ir sprogsta. Amerikiečiai jį vadina Corsair. 3 iš jų pataikė į Bandar Abbaso karinio jūrų laivyno bazės uostą. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai Jungtinių valstijų pajėgos kovose panaudojo tokio tipo antvandeninius dronus. E no chão, Tai ir filmavo tas gyventojas pro langą. Bandar Abbasas nušviestas oranžinė sprogimų šviesa. Dūmai kyla į viršų. Žmonės šaukė, kad karas sugrįžo. Vaizdai, kurie pasklido socialiniuose tinkluose ir po visą pasaulį. Dabar išardyti Irano ginklai yra viena, perimti sąsiaurio kontrolę visai kas kita. Kur kas didesnė. Ir štai mes prieiname prie pačios netikėčiausios šios istorijos dalies. Liepos 13 dieną vienoje žinutėje savo socialinėme tinkle Jungtinių valstijų prezidentas perrašė to jūros taisyklės. Jis pareiškė, kad sąsiauris yra atviras. Ir jis liks atviras su Iranu arba be Irano. Jis paskelbė, kad Jungtinės valstijos tampa Ormuzo sąsiaurio sergėtoju. Ir jis suteikė operacijai pavadinimą. Jis ją pavadino Irano blokada. Ir jis paaiškino priežastį, aiškiai ir nedviprasmiškai. Nes jis blokuoja tik Irano laivus ir tų, kurie perka iš Irano laivus, neleisdamas jiems įplaukti ar išplaukti. Visi kiti galėtų laisvai naudotis sąsiauriu. Sustok ir pagalvok, ką tai reiškia. Ginklas, kurį Iranas sukūrė, kad galėtų spausti visus, dabar nukreiptas tik į jį patį. Vienintelis, kuris paliktas už savo paties sąsiaurio ribų, yra Iranas. Korta, kurią Iranas laikė, kad prireikus prispaustų Jungtinės valstijas, ką tik perėmė kitą pusę. Ir tai dar ne viskas. Kaip sergėtojas, Jungtinės valstijos būtų atlygintos. 20% mokestis už visus krovinius, kurie ten praeitų. Kitaip tariant, jie patys imtų būtent tą mokestį, kurį vadino reketu, kai jį norėjo imti Iranas. Ir štai dalis, kurios beveik niekas nepastebėjo.
Dalis, kuri atsako į klausimą nuo pat pradžių. Kodėl šį kartą tai kur kas didesnis reikalas nei anksčiau? Nes tai nėra pirmas kartas. Grįžk su manimi. 3 mėnesiai. Balandžio 13. Jungtinės valstijos jau buvo padariusios būtent tai. Jie jau buvo įvedę jūrų blokadą Irano uostams. Ir tai nebuvo juokai. Daugiau nei 10 000 karių. Daugiau nei 1000 karo laivų. 10 orlaivių. Viskas tam, kad būtų užgniaužtas Irano naftos išvežimas jūra. Per vieną mėnesį, pagal pačios Jungtinių valstijų gynybos departamento skaičiavimus, blokada Iranui kainavo beveik 4 milijardus 800 milijonų dolerių dėl neparduotos naftos. Buvo akimirka, kuri viską apibendrina. Kai beveik 300 metrų ilgio Irano krovininis laivas Tolska bandė pralaužti blokadą, amerikiečio eskadrinis minininkas iš 5 colių pabūklo iššovė tiesiai į mašinų skyrių ir jūrų pėstininkai įlipo į laivą ir jį užėmė. Ir tada ateina suvokimas. Kodėl dabartinis pranešimas nėra tuščias grasinimas? Tai antras kartas, kai Jungtinės valstijos atima iš Irano vertingiausią jo turėtą ginklą. Pirmasis kartas jau įrodė, kad tai veikia. Ir Iranas tai puikiai žino iš savo patirties. Prieš tęsiant, leis tavęs greitai kai ko paprašyti. Jei žiūri iki šios vietos ir ši istorija tau atrodo prasminga, kitaip nei antraštė, užsiprenumeruok kanalą, nes mes čia seksime kiekvieną jos skyrių, nes Iranas, žinoma, su tuo tyliai nesutiko. Jo atsakymas buvo smogti iš visų pusių. Iranas užpuolė Amerikos bazes. Ne vienoje, o 5 šalyse vienu metu. Kuveitas, Bahreinas, Jordanija, Omanas ir Kataras. Balistiniai raketai skrieja per Persijos įlankos dangų. Sirenos Bahreine kaukė 3 kartus per vieną dieną. Kuveite kariai skubėjo numušti tai, ką jie vadino priešiškais oro taikiniais. Jordanijoje 4 raketos buvo perimtos ore. Iranas vėl paskelbė sąsiaurį uždarytą. Jis taip pat teigė smogęs oro bazę Jordanijoje, sunaikinęs vadavietę ir dronų angarus. Irano vyriausybės tonas buvo atviro iššūkio kupinas. Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Galibafas, kuris taip pat yra pagrindinis derybininkas su Jungtinėmis valstijomis, pasirodė internete ir aiškiai perspėjo: jei pulsite, gausite atgal. Ir pridūrė: Ormuzo sąsiauris bus atidarytas tik Irano sąlygomis, o ne pagal Amerikos grasinimus. Griežti žodžiai. Bet sustok prie šio vaizdo akimirkai ir pagalvok kartu su manimi. Tas, kas iš tikrųjų kontroliuoja sąsiaurį, neturi pulti 5 kaimynų vienu metu, kad tai įrodytų. Jam nereikia ir internete šaukti, kad jis ten vadovauja. Šalis tvirtai laikanti pirštą ant savo ginklo gaiduko nešaudo į visas pusės desperatiškai. Ji taip pat neskelbia didelėmis raidėmis, kad vis dar kontroliuoja padėtį. Tokia išsklaidyta reakcija nėra to, kuris vadovauja gestas. Tai yra to žmogaus gestas, kuris prarado svertą ir bando šauksmu parodyti, kad vis dar yra svarbus. Irano įniršis nėra jo stiprybės įrodymas. Tai įrodymas, kad ginklas išslydo jam iš rankų. Ir nemanyk, kad tai, ką daro Jungtinės valstijos, yra mėgėjo žingsnis ar šūvis tamsoje. Užblokuoti jūrą yra vienas iš dalykų, kuriuos Amerikos karinis jūrų laivynas daro geriausiai, ar ne? Ir istorija tai įrodo. Grįžkime į Amerikos pilietinį karą. Kad užgniaužtų pietus, šiaurės karinis jūrų laivynas išdėstė 500 laivų žiedą palei pakrantę. Jie užėmė arba nuskandino 1500 priešo laivų ir nutraukė 95% pietų medvilnės eksporto. Konfederacijos ekonomika buvo užsmaugta iki žlugimo. Blokada buvo viena iš priežasčių, dėl kurių buvo laimėtas karas. Dabar persikelkime į 1962-uosius. Per Kubos raketų krizę prezidentas Johnas Kennedys apsupo salą karo laivų žiedu ir įsakė sustabdyti bet kokį sovietinį laivą. Per mažiau nei savaitę didžiausia planetos varžovė atsitraukė ir išgabena raketas. Jungtinės valstijos privertė Sovietų sąjungą atsitraukti jūroje, neiššovus ne vieno šūvio. Matai dėsningumą. Kai Jungtinės valstijos nusprendžia uždaryti jūrą, jos ją uždaro.
O priešas kitoje pusėje tai pajunta ekonomikoje, pajunta savo kišenėje, pajunta kariniuose pajėgumuose. Ir būtent tai dabar užgrūva Iraną. Blokada, su kuria šiuo metu susiduria Iranai, nėra kažkokia beprotiškai improvizuota avantiūra. Tai tas pats ginklas, kuris jau sugriovė konfederaciją ir privertė didžiausią pasaulio varžovę pasitraukti. Dabar jis nukreiptas į juos. Taigi grįžtame prie pradinio klausimo. Ką Iranas padarė, kad per 3 savaitės sužlugdytų taiką? Ir kodėl šį kartą atsakas buvo daug didesnis? Dabar jūs žinote visą istoriją. Iranas manė, kad vis dar valdo tos vandenis ir viską pastatė ant kortos puldamas laivus. O Jungtinės valstijos atsakė ne tik nuginkluodamos Iraną, Bet ir antrą kartą pasiimdamos ginklą savo bei pavadindamos jį priešo vardu – Irano blokada. Stipriausia korta, kurią Iranas turėjo savo rankose. Dabar ji nukreipta prieš jį patį. ir tai dar toli gražu nesibaigė. Blokada įsigaliojo Liepos 14-ąją, o Iranas vis dar turi raketų, dronų ir katerių išsibarsčiusių po įlanką. Artimiausios dienos parodys, ar Irano režimas nuryja pažeminimą, ar vėl bandys atsakyti. Mes būsime čia, kad stebėtume kiekvieną judesį. Todėl užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte to, kas laukia. Bet prieš išeidami, parašykite man komentaruose vieną dalyką. Ar manote, kad Iranas priims šį pralaimėjimą? O gal vėl bandys uždaryti sąsiaurį, net jei tektų griebtis jėgos? Parašykite žemiau, ką manote. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito vaizdo įrašo.